Dažniausia pacientų klaida – manymas, kad protezai yra amžini ir jų nebereikia prižiūrėti. Tai labai klaidingas požiūris. Nors protezas negenda, aplinkiniai audiniai, dantenos ir kaulas vis tiek reaguoja į apnašas bei bakterijas. Jei burnos higiena neatliekama tinkamai, gali prasidėti uždegimai, vadinami periimplantitais, kurie ilgainiui gali pažeisti kaulą aplink implantą. Antroji klaida – retas apsilankymas profilaktiniai higienai ir apžiūrai. Po protezavimo daugelis pacientų galvoja, susitvarkę viską visam laikui. Tačiau reguliarios higienos procedūros kas 6 mėnesius yra būtinos, kad būtų išvalytos sunkiai pasiekiamos vietos aplink implantus ir protezus. Trečia klaida – neteisingas valymo būdas arba priemonių trūkumas. Atstatytų dantų priežiūrai neužtenka vien paprasto šepetėlio. Reikia naudoti tardančius šepetėlius, siūlus, irigatorius, o kartais ir specialias priemonės pagal gydytojo rekomendacijas. Ir dar viena labai žmogiška klaida. Per didelis pasitikėjimas protezo tvirtumu. Kai žmogus vėl gali kramtyti viską, atsiranda noras valgyti labai kietus produktus. Keptą duoną, riešutus, o tai gali pažeisti protezo paviršių ar sukelti mikroįtrūkimus. Trumpai tariant, implantai ir protezai suteikia naują gyvenimo kokybę, bet jų tarnavimo laikas priklauso nuo kasdienės priežiūros ir profilaktikos, todėl svarbiausia, kad pacientas išmoktų elgtis su jais taip pat atsakingai kaip su savo natūraliais dantimis.